kovoja dėl Zarasų krašto prizo. Jį įsteigė Zarasų rajono savivaldybė, na ir prizinis fondas 5000 litų. Antrojų bėga žirgas Ikaras, trečiojų Odefleš. Po starto dar galbūt sunku išskirti, kas lyderis, kam nepasisekė. Viską pamatysime turbūt žirgams kaip reikiant įsibėgėjus. Na, reikia sakyti, kad hipodromo tako ilgis 1 km 600 ir dar 9 metrai. Taigi įsibėgėti yra kur. Na ir jeigu pradėjome kalbėti apie greičius, tai šio hipodromo rekordas, sartų lenktynių rekordas, buvo pasiektas lygiai prieš metus. Ir jo autoriumi tapo varėniškis Stasys Kerys su savo žirgu Sakolu. Na ir šis rekordas 2 minutės 3 ir 34 sekundės. Praėjusią žiemą prisimenu šnekino Stasį Kerį. Jis sakė, kad labai geras, tiesiog idealios sąlygos. Na, šiandien sąlygos gal šiek tiek ir prastesnės. Ledas kietesnis, nes žiema tikrai nepašykštėjo šalčio. Na, bet žiūrėsime, ar pavyks pagerinti sartų lenktynių rekordą, ar pavyks pasiekti aukštų rezultatų. Bent jau kol kas ponas Juozas Barisevičius minėjo, kad rezultatai bent jau antrajame važiavime tikrai buvo aukšti. Tai be abejo, vis dėlto finalinėme važiavime susirenka patys stipriausiai ir žirgai, ir vadėliožiai labiausiai patyrė. Dėl galima tikėtis aukšto rezultato, bet norėčiau priminti, kad galbūt ne šių lenktynių gamtos sąlygos lemia rezultatus, o paruošiamasis etapas. Supraskime, kad sausis buvo labai šaltas, dėl to turėjo įtakos turbūt ir šios dienos lenktynėse parodytiems rezultatams. Ir finišo tiesioji priekyje ukmergiškis Kastytis Trotas su Verdžio opera. Persekiotojai glaudžia rikiuotė irgi finišuoja.